Vėl sveikina aiškiai darbuotojas Miroslavas, šiandien aš tikrinu šitą puikaus automobilio techninę būklę, taigi pradėkime. Priekinė padanga. Visiems sezonam, protektorius yra, dėvisi tolygiai. Priekaištų jai nėra. Kalbant apie priekinę pakabą ir jos mazgus, skirus estetinį vaizdą, daugiau irgi be priekaištų. Kalbant apie stabdžius, stabdžių diskai surūdyja, brūdyja ir jie jau neprisitrins. Reikės arba atlikti tekinimo darbus, arba pakeisti. Vairėlių dar yra. Variklio skysčių pasirinkimo nesimato, turi savo vietą tvarkingas. Iš keleivio pusės, apie padangą, pakabą, stabdžius, būtų tie patys komentarai. Toliau dugnas, išmetimo sistemos dalis, pati baterija, viskas savo vietose. Mechaninių pažeidimų nesimato. Skysčių pasirinkimo didelių irgi. Taip su laiku tas aliuminės vamzdeliai prapūna, taip biškį pradeda rasuoti. Dar vašelio nekaba, tas gerai. Tai estetiškai. Gerai, kuro bakas irgi sausas. Kalbant apie galinę pakabą, būtų tie patys komentarai. Švariklio galinės skysčio pasirinkimai nėra. Kalbant apie stabdžius, irgi būtų tie patys komentarai. Ypač tokios vietos pradeda po to. Ir akys mašina tai stabdai. Tai irgi gale kavadėlė yra, bet stabdžių diskai surūdyja. Dabar kalbant apie galinės padangas, čia jau kitokio rašto, bet irgi visiems sezonam. Protektorius dar yra. Kėbalos nesimato, kad būtų dažytas bent jau geležinės detalės. Šiaip smulkių visokiausių labai palankstymų, pabraižymų paviršutinių. Posūkis dešinės pusės turi skilimą veidrodėlę. Kol kas tai būtų tiek informacijos, gražios dienos, nesirkite.